Simai, prabėgo 10 metų nuo klubo išties labai reikšmingo įvykio laimėtos Europos taurės, pirmo tokio svarbaus trofėjaus Europoje. Pačiam teko būti to dalimi, na nežinau, kas dabar likę atsiminimuose, kas pagrindiniai kokios mintis ateina. Aišku, tas trofėjus buvo toksai, gal mano karjera toksai pirmas, kad Europoje iškovojame tą taurę, bet tiek. O kaip tik šiandien ir prisiminiau, kad prieš 2 metus su Krasnodaro komanda taip pat iškovom irgi tą pačią taurę ir kai nuvažiavau į tą patį miestelį, tą patį viešbutį, tą patį salę, tai visi tie prisiminimai grįžo, aišku, savaime ir aišku, buvo smagu prisiminti tiek tą iškovotą taurę, tiek palaikymą tų žmonių, kiek buvo tam miestelėje, tiek iš tikrųjų buvo įspūdinga. Nu, paties vis tiek karjeroje, tai kokią vietą užima šis laimėjimas? Visi laimėjimai užima kažkiek savo vietą, tai aš manau didelė įtaka tiek klubo istorijoje padarė tą taurę. Tas pirmas žingsnis buvo, paskiau tiek Eurolygoje irgi žaidėm, tiek Siemens arenoje, tada daug didelis palaikymas tiek žiūrovų pusės, tai iš tikrųjų didelė. Iš ties, iš daugelio atsiliepimų galima susidaryti įspūdį, kad tuometinė komanda buvo tokia labai įvairi. Vienas pamuzikuoja, kitas papokštauja, trečias dar kažką. Tai pačiam, koks likęs atsiminimas apie pačius komandos draugus? Su jais irgi tenka dar iki šiol palaikyti, gal kai kuriais ryšiais? Kažkiek, aišku, dabar mažiau, kas jau gal ir baigė karjerą, ką daugiau užsieniečius, aišku, netenka matyti, gal kažką išgirsti tiek iš naujienų, bet aišku, mažiau tenka. Tie, kas dabar žaidžia, dar susitinki, dar mataisi, bet mažiau iš tikrųjų. Kuo pasižymėjo tuometė komanda? Kuo ji buvo stipri, kuo paigi, kuo išskirtinė? Aš manau, mes kaip komanda, tiek buvo komandos klimatas, aš manau, super buvo tiek rūbiniai, tiek už aikštelės ribų, tiek per pačias treniruotės, viskas buvo tikrai. Aš manau, ir mažai kas tikėjosi, kad mes, nes buvo tikrai stiprios komandos pogrupiuose, tiek ir paskiau tose atkrintamosiose varžybose iš tikrųjų, tiek pats pusfinalis su Valencija, tai manau, mažai kas tikėjosi, kad mes laimėsim. Daugelis labai skirtingai atsiliepė apie finalą, kada suprato, kad jau pasiektas tas galutinis taškas, kada iš tiesų jau viskas taškas ir laimėjimas. Pačiam, kada atėjo suvokimas? Suvokimas atėjo, aišku, po galutinio rezultato, bet aš pamenu, kad atrodo, mes pradėjom neblogai iš tikrųjų tas varžybas ir įsiveržėm apie 20 taškų į priekį tiek. Bet paskiau jie grįžo savo keletą komandą ir po biškį atmetė tuos taškus, tai tas jausmas toks, kad greičiau tos varžybos baigtųsi. O taip, tai iš tikrųjų, taip, jie gan neblogai žaidė paskiau gale, tai ačiū Dievui, kad viskas gerai baigėsi, nes tik laimėjom keliais taškais. Tas čiuožimas pilvu po finalo atsimenamas? Jo, atsimenas, man atrodo, aš nežinau, kas galvoja, Štalmacheris gal. Jo, man atrodo, bet toks atvejis buvo, kad buvo kameros laidas, tai man teko pračiuošint to kameros laido, tai atsimenu, nusibrozinau savo pilvą irgi. Bet dar tada emocijos buvo, tai nieko daug. Aišku, šiais laikais galbūt po tokio finalo būtų iš karto nuotraukos ten Facebook'e, Instagram'e, tais laikais tokio nebuvo, bet jeigu būtų buvę? Jo, to dalyko nebuvo, bet aš pamenu, tada mes po varžybų turėjom vakarienę, paskiau, kiek pamenu, mus labai šiltai pasitiko Vilniuje, tiek paskiau prie Seimo rūmų, tikrai tas pirmas įvykis toksai buvo. Pačias finalo rungtynes yra tekę, žiūrėti ten vaizdo įrašą, kažkada tai prisimenant su draugais? Visų varžybų gal netekę, tiek YouTube'e, aš manau, ištraukas tekę žiūrėti, tiek iš tikrųjų, tai daugiau tiek.